Kodėl 1992 nutilo atgimimo varpas, žadinęs nuo 1988 tautą pabusti ir keltis, nusikratyti sovietinių okupantų ir lietuviškųjų kvislingų jungo. Kodėl 1992 iš visai tautai priklausančios Lietuvos televizijos ekranų dingo atgimimo bangos šaukiniai, kėlė tautos dvasią, drąsinusią tautą siekti nepriklausomybės atkūrimo. Dingo todėl, kad kiekvienas varpo skambesys, tarytum žaibas, nuo galvos iki kojų trenkdavo to meto Lietuvos kompartijos vadukams ir jų padlaižiams, bei skelbė, baigėsi jūsų galybė. Juk per Lietuvos televiziją sovietinės okupacijos metais patį aršiausią ir svarbiausią komunistinės propagandos forpostą į tautą drąsiai prabildavo televizijoje dirbantys Sąjūdžio žmonės. Kvietė į susitikimą su Sąjūdžio aktyvistais, su aukščiausiosios tarybos atkuriamoje Seimo nariais ir vadovais. Žiūrovai matė ir girdėjo, kaip nedesovietizuota partinė nomenklatūra ir jos pakalikai tyčiojasi iš laisvės ištroškusios tautos, negrąžina atimtos žemės, namų ir su viltimi laukia žinios iš atkuriamojo Seimo apie priimtus sprendimus dėl sovietinės nomenklatūros ir KGB agentų eliminavimo. Dar nepraradęs turėtų galių komunistinis gaivalas, okupacijos metais išbandytų būdų pabandė užgniaužti tautos balsą, pagrasino susidorojimu. O būtent 1989 metų Lietuvos komunistų partijos šulai Algirdas Mykolas Brazauskas, Lionginas Šepetys, Stanislovas Giedraitis, Vladimiras Beriozovas, Bronislovas Rikauskas, Valerijonas Baltrūnas, Kęstutis Glaveckas, Justas Vincas Paleckis, Povilas Gilys ir Gediminas Kirkilas 89 metų vasario 21 dieną skubiai sukvietė Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 7 plenumą, kuriame pasmerkė Sąjūdį už 1989 metų vasario 16 dieną Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo sesijoje priimta deklaracija, kurioje, pasak kvislingų plenumo dalyvių, atvirai agituojama už Lietuvos išstojimą iš SSRS. Plenume Algirdas Mykolas Brazauskas pažymėjo, jog Lietuvos komunistų partija pasisako už Lietuvos suverenitetą, kurio reikia siekti TSRS sudėtyje, harmoningai jį derinant su visos sąjungos interesais. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto plenumas nutarė suvaržyti Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio veiklą ir stiprinti komunistų pozicijas, uždraudžiant populiarias televizijos laidas Atgimimo banga, Vyriausybės studija bei cenzūruojant nepriklausomą spaudą. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos kompartija pakeitė drabužėlius. Persikrikštijusios į Lietuvos demokratinę darbo partiją nariai sukėlė atkuriamojo Seimo griūtį, iššaukė priešlaikinius rinkimus ir juos laimėję, užėmė vadovaujančius postus ir Seime, ir vyriausybėje. Lietuvos televizijoje atsirado aršaus sovietinės santvarkos apologeto Beno Rupeikos laida Pokalbis su Algirdu Brazausku. Bandyta į Lietuvos radijo ir televizijos valdybos vadovus vėl prastumti patyrusį sovietinį propagandistą, ką tik iš Lietuvos radijo ir televizijos vadovo postų išmesta Tomą Šniuką. Pradėjus atgimimo bangos žlugdymą, Lietuvos televizijos sąjūdietis režisierius Virgilijus Kubilius 1992 metų kovo mėnesį pradėjo bado streiką. Konarskio gatvėje atsirado badautojų namelis.
Jame badavo ir lankėsi daugiau kaip 200 žmonių. Ateidavo mokinių delegacijos, buvę politiniai kariniai ir tremtiniai užsieniečiai. Šį istorijos lapą visokeriopai siekiama ištrinti, net minint valstybės atkūrimo 25-metį. Nei 1991 sausio įvykius dabartiniai televizijos vadai apie tai net neužsimena. Būktai tokio svarbaus televizijos gyvenimo laikotarpio nebūtų. Neprisimena, kaip buvo padegtas badautojų namelis. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos tinklapio skaitytojus ir žiūrovus informuojame, kad daugelis rodomų vaizdų unikalūs, nes dėl suprantamų politinių priežasčių per Lietuvos televiziją šie reportažai niekada nebuvo rodomi. Beveik prieš metus laiko, štai šiame namelėje, mes pradėjome bado akciją prieš okupaciją. Atleiskite, kritę didvyriai, kurie tą baisėją sausio naktį paaukojo savo gyvybės. Atleiskite, kad dabar nepriklausoma televizijos ir radija juodina tas idėjas, už kurias jūs žuvote. Diskredituoja atkurtos valstybės institucijas, žemina principingus pareigūnus. Atleiskite, brangūs žiūrovai, už tai, kad jums pateikiama tendencinga informacija. Už tai, kad televizijos ir radio programas kontroliuoja ta pati, tik tai rafinuotesnė tapusi raudonoji cenzūra. Atleiskite Lietuvos žmonės už laidas, skleidžiančias neviltį ir nusiminimą, už korupcijos dangstimą ir bandos instinkto formavimą, kad būtų lengviau jūs valdyti. Kai sovietiniai okupantai užėmė mūsų televiziją, aš pradėjau bado streiką, reikalaudamas nutraukti okupaciją. Šiandien aš protestuoju prieš kolaborantinę televizijos ir radio valdybą. Negalėdamas ilgiau pakęsti nuolat pažeidinėjimų žmogaus teisių į informaciją, sąmoningo trukdymo atskleisti svarbiausias Lietuvai problemas, tyčiojimosi iš kiekvienam doram žmogui šventų idealų, atnaujinu bado akciją. Reikalauju Laimino Tapino ir Algirdo Kaušpėdo kliką išsineždinti iš mūsų televizijos. Ir liautis naudojus svarbiausia Lietuvos masinės informacijos priemonės ardomajai veiklai. Reikalauju visiškos radio ir televizijos desovietizacijos. Aš badauju už moralę žurnalistiką, už atsakomybę prieš sąžinę, už televiziją, kurios laidos ugdytų Lietuvos žmonių patriotizmą, įkvėptų juos kilniems darbams, atkuriant ir įtvirtinant mūsų valstybę. Reikalauju, kad atgimimo banga, kuri dabar rodoma tuo laiku, kai dauguma žiūrovų dar negrįžę namo iš darbo, būtų grąžinta į 9:30 vakaro. Aš tikiuosi, kad prie šios akcijos prisidės ir kiti Lietuvos piliečiai, nebeingi dabar esančiai padėčiai.